Sveiki, aš esu Mila Monk, miško maudynių gidė ir šiandien mes susirinkom čia tokia gražia kompanija pasikalbėti apie kvapus, nes mes su kvapų namais sukūrėm Lietuvos miškų kvapų seriją ir vienas iš tų kvapų yra sengirės kvapas, kur, man pačiai jisai asmeniškai toks, aišku, sunku čia pasakyti, kuris labiausiai patinka, bet toks gal brangiausias. Ir dėl to irgi pasikvietėm sengirės fondo atstovę Rimantę, nes, dalis pelno iš šitų kvapų eina sengirės fondui. Čia tokia graži iniciatyva paremti šitą senųjų Lietuvos miškų išsaugojimą. Taip pat mes pasikvietėm Radvilę, kuri yra mokslininkė ir sengirės fondo taip pat atstovė, pakalbėti būtent apie kvapus iš mokslinės pusės. Ir taip pat Ina kvapų namų atstovė, parfumerė, kuri ir sukūrė visus šitus kvapus, su kuria mes kartu labai gerai laiką leidom ir karantiną, per karantiną ir sukūrėm, čia tokia karantininė veikla buvo, kuri labai iš tikrųjų, praskaidrino dienas ir manau, kad tas rezultatas, bent jau man pačiai labai patinka. Tai Radvile, norėčiau tavęs paklausti kaip botanikės, ar kvapas turi kažkokią paskirtį gamtoje? Ar jis tiesiog, kaip puošmena yra, ne? Kodėl kvapai apskritai egzistuoja? Aš taip galvoju, kad mes kaip žmonės matom kaip puošmeną, kaip norim pabrėžti, pasikvėpinti skaniai, bet tų kvapų gamtoje yra labai įvairių. Ir jeigu galvojam apie augalus ir kvapus, tai mes visą laiką turime mąstyti apie tai, kad yra evoliuciniai ryšiai, dėl ko tie kvapai atsirado. Kad dažniausiai tai yra komunikacinė žinutė, kur yra nešama kažkokiam kitam organizmui. Tai ir kad apskritai, kai galvojame apie kvapus, tai kvapai panašiai kaip kraštovaizdžio peizažai, pavyzdžiui. Tai kvapų pasauliai irgi egzistuoja ir jie yra skirtingi, jie tam tikrais aspektais persidengia, bet jie yra unikalūs. Tai taip kaip mes jaučiamės miške ir kokį kvapą mes jaučiame, kažkoks kitas organizmas jau gaus kitokią žinutę, kitokį spektrą. Pastebės. Tas kitas organizmas tą kvapą, kai pastebi, ką jis su to daro, kam jam reikia pastebėti ir kodėl, ar tie organizmai irgi, turi kažkokią, ar ne, dėl ko jie tą kvapą pastebi. Tai, dažniausiai augalas išskiria tam tikrus junginius, norėdamas arba pritraukti, pavyzdžiui, apdulkintoją vabzdį, kuris užtikrins tai, kad sėklos atsirastų, bet lygiai taip pat jisai gali siekti atbaidyti. Ir augalai tarpusavyje irgi lygiai tą patį daro, jie gali vienas kito augimą, pavyzdžiui, slopinti. Tai labai platus spektras iš tiesų yra poveikio tų lakiųjų junginių, kuriuos augalai išskiria į aplinką. O dabar, kai vykstant, mes visi gyvenam klimato krizės, klimato kaitos, ar ne, kontekste, ar turi poveikį mūsų besikeičiančios sąlygos kvapams, ar kažkas keičiasi ir kvapų pasaulyje? Pokyčiai labai įdomus iš tiesų yra. Pirmas dalykas, tai kai įsivaizduojam tai kaip komunikacijos priemonę, tai mums labai svarbu yra, kad susitiktų tas žinutės siuntėjas ir gavėjas. Tai dabar, kai keičiasi dėl temperatūros, keičiasi žydėjimo metas, tarkime, augalų, tai anksčiau ar vėliau atsitiks taip, kad tas, kuris turėtų pajusti kvapą, kuris skleidžia žiedai, pavyzdžiui, jie prasilenks laike, jis tuo metu dar bus neišsivystęs ir negalės atlikti apdulkintojo funkcijos. Tai vienas dalykas, kas matysim ir aiškiai keisis spektras, keisis ryšiai tarp organizmų. Ir kitas dalykas, kad apskritai tų lakiųjų junginių, kurie taip tiesiog garuoja iš augalų, kylant vidutiniai temperatūrai, jų daugės. Ir atmosferoje mes vis daugiau matysime tų lakiųjų junginių ir jų komponentų, būtent iš augalų. Ir kokį tai poveikį gali turėti?
Tam tikrą prasme tai irgi yra ta pati oro tarša, galėtume taip sakyti, ar ne, kad tai ir klimato šiltėjimo toliau skatins tą šiltnamio efektą, bet taip pat ir mes visi matom alergijų protrūkiai, pavasariniai ypatingai. Tai šitie efektai jie stiprės. Aš dar atsimenu, mes su tavim kalbėjom kažkada ir tu pasakojai, kad augalai kvapus siunčia signalą apdulkinti juos turintiems vabzdžiams, ar ne, ir tai pritraukia, bet dabar labai sparčiai nyksta vabzdžiai, ar ne? Ir kai augalas siunčia signalą jau išnykusiems vabzdžiams, man tada toks klausimas, toks gal ir filosofinis, o kur tas signalas nueina? Tada jeigu tie apdulkintojai išnykę, ar ne, ar tas kvapas tiesiog išsisklaido ore, ar bando pritraukti kažkokius kitus? Turbūt apskritai, kaip mes matom tą, jau mes negalim matyti kvapo, ar ne, mes jį jaučiame savo uosle, tai reikia suprasti, kad visą laiką, kaip ir, tarkime, yra vaizdų, tam tikra tarša, mes visą laiką matome tai, kas yra aplink mus, taip pat yra ir kitiem organizmam. Garsas lygiai taip pat veikia, jis visada yra. Tai tie kvapai, jie yra fone, jie sudaro tą viso cheminio to tokio kraštovaizdžio, jeigu taip galima sakyti, dalį. Ir tiesiog yra klausimas, kaip organizmai sugeba nuskaityti tą būtent dalį, kuri yra svarbi jam. Ir čia, kai galvojam apie nykstančius apdulkintojus, tas pats, žinote, apie bičių visą krizę, ne, tai klausimas yra, ar tikrai yra tik tai žmogaus poveikis per tai, kad daug labai purškiami laukai yra. Galbūt dėl to, kad pasikeičia tas cheminis laukas, tiesiog vabzdys nebesugeba išskirti to, pastebėti to, kad, yra signalas, kad padaugėjo tokio ir tokio junginio ir man tada reikėtų kažkur kitur skristi. Tai gali būti ir tame reikalas, kad taip jisai tiesiog tas kvapas jis egzistuoja fone, bet dėl pokyčių jo nebegali užfiksuoti, taip pastebėti, kaip turėtų pastebėti juos. Tai toks sudėtingas dalykas gali būti. Šiaip jau augalai Žemėje egzistuoja daugiau negu 400 milijonų metų ir jie ilgą laiko tarpą buvo pagrindiniai formuojantis, kuriantis aplinką tokią, kokią mes turime ją šiandien. Šiuo metu mes, žmonės, esame atsakingi ir už neigiamus, ir už teigiamus pokyčius. Ir, kaip Ina sakė, kad Belovežo girioje yra tyla. Mes Lietuvos miškuose praktiškai negalime rasti tokios vietos, kur tikrai nueitum ir galėtum pasimėgauti tik su augalais ir gyvūnais susijusiais garsais. Visur mes girdime mašinas, lėktuvus praskrendančius. Fragmentuoti tie miškai yra. Ir daugeliui rūšių išlikti labai svarbu yra dydis masyvo, kad miškas būtų didelis, kad negalėtum tu jo pereiti per pusvalandį nuo vieno galo iki kito. Tai aš kaip suprantu, Sengirės fondo viena tokia iš siekiamybių yra, kaip įmanoma didesnius masyvus sukurti ir apsaugoti nuo žmogaus veiklos. Nuo žmogaus keliamo triukšmo mes apsaugoti negalim, bet galim bent jau užtikrinti tos gyvastingos medienos susikaupimą. Ir apskritai, tai jeigu augalai ilgą labai laikotarpį, milijonus metų, 100 milijonų metų evoliucionavo kartu su vabzdžiais ir jie prisitaikė vieni prie kitų, užsukūrė unikalius ryšius, tai šiandien mes galime matyti žmogų kaip pagrindinę rūšį, kuri kuria naujas veislės, kurias atrenka pagal specifinius požymius, kurie žmogui naudingi, ar maistui, ar žiedai labai gražus, gražios spalvos, kvapas labai malonus. Tai santykis, mūsų poveikis yra didžiausias jų evoliucijai. Tai taip, kokie augalai išliks ir bus mūsų vaikam ir anūkam, priklauso pirmiausia nuo mūsų pasirinkimų, nuo mūsų perspektyvos, kokią mes matome. Minėjai iš tikrųjų tą fragmentuotumą, tai iš tikrųjų Sengirės fondo tikslas ir yra rasti ir išsaugoti tuos išlikusius dar fragmentus tų senųjų miškų, ar net tų tikrų sengirių iš tikrųjų Lietuvoje mes kaip ir neturim, nes
miškai Lietuvoje yra vis dėlto pakankamai jauni ir jeigu taip ieškoti miškų senesnių negu ten 300 metų, tokių net nėra, bet senesnių negu ten porą šimtų metų, tai yra ten 0,0009% Lietuvos ploto, tai įsivaizduojat, kokio mažumo tai yra taškeliai, fragmentėliai, bet tikslas ir yra juos rasti, išsaugoti, išperkant ar ne, ir visiškai apsaugoti nuo kirtimo, nuo bet kokios žmogaus neigiamos veiklos. Ir tikslas yra formuoti tuos kuo didesnius masyvus, ar ne, kad iš tikrųjų galėtų ten plisti galų gale, formuotis ta sengirė, ar ne, nes išsirenkam tas vietas mokslininkų pagalba su kuo didesniu potencialu, ar ne, virsti tą tokią sengirę, kuri jau yra dabar įvairovė, visokia amžiaus rūšių, kraštovaizdžio ir panašiai, ar ne, kad turėtų galimybę einant laikui, formuotis tos tokios salos, kuo didesnės masyvai, ar ne, kuriuose neliesta gamta, gal tos ir tylos jau atsirastų, ar ne, nuo žmogaus veiklos, kad ten iš tikrųjų vyktų tie visiškai natūralūs ciklai neliečiami. Tokie miškai, net ir kalbant ir antropocentriniu požiūriu, net ir pačiam žmogui, jie yra labai reikalingi. Japonų mokslininkai sako, kad kuo miškas senesnis, tankesnis ir didesnis, tuo labiau ir greičiau pasikeičia organizmo visi parametrai į gerąją pusę. Tai yra sengirė, tai yra jau geriausia vieta žmogui būti. Tik aišku, ne visose sengirės vietose žmogui leidžiama būti, reikia jau ir, žmogus ir taip užėmęs daug visko reikia jau palikti ir gamtai, bet tarkim, net ir kalbant apie naudą žmogui, tai mums labai tikrai reikia tų sengirių ir šita prasme. Mes su Ina galbūt galėtume prisiminti, kaip čia iš viso kilo šita idėja sukurti kvapą. Pirmas kvapas buvo miško maudynių. Aš ką prisimenu, tai kaip man kilo, ar ne, tai miško maudynių metu mes turim tokį pratimą, kvietimą, būtent tyrinėti aplinką per uoslę. Ir aš kaip gidė, ar ne, užduodu žmonėms tokią užduotį, kad, įėjus į mišką pasitinka tas bendras miško kvapas, o kaip jį iššifruoti, kas jį sudaro, kokie elementai sudaro. Ir žmonės ten eina ir uosto ir visą laiką, jeigu ypač kelis seansus ateina, jie net ir tą pačią vietą supranta, kad ta pati vieta, kas kart visiškai kitaip, kiti tie kvapai vyrauja. Ir tada irgi būna klausimas, o jeigu reikėtų sukurti šios vietos, šios akimirkos kvapą, ar ne, iš kokių ingredientų kurtumėt. Ir tada man kilo mintis, o jeigu iš tikrųjų sukūrus tokį kvapą. Ir atėjau į kvapų namus pasiūlyti, paklausti ir tuo metu, man atrodo, taip sutapo, kad jūs tuo metu jau ir kūrėte tokį panašų kvapą, ar ne, miško maudynių. Buvo tokia mintis sukurti miško kvapą, lietuviui artimas dalykas. Mes visi tokie gamtos vaikai palyginus su gal kitais labiau tokiais industriniais kraštais, kur važiuoji, pasibaigia vienas miestelis, prasideda kitas, savaitgaliais mes į miškus, visi kažkur tai važiuojame, mūsų ir miestai tokie gana žalumos pilni ir visi esam apsupti augalų, miškų, medžių ir kiekvienas žmogus tą kvapą turbūt jaučias nuo vaikystės iki pat jau savo gyvenimo pabaigos. Ir kai Mila atėjai, mes sakom, taip, mes bandom, mes turim įvairių idėjų, valio, buvo jau pradėta
pradėti keli variantai visą laiką pas mus yra. Mes turime įvairių medžiagų, atėjusių iš gamtos ir norisi jos sujungti, sukurti kažką naują, kaip miške, ar kaip pievoje, ar dar kažkur tai. Ir tas buvo ir laiku, ir vietoj paklausta. Ir mes pradžioj, kol nusprendėm, koks būtent tas turėtų būti miško maudynių, tas vat, pirmas kvapas, ar ne, aš labiau linkau link miško paklotės, tų žemų natų, tos žemės puvėsio. O Ina kažkaip vis tempė į viršų, tai tokį vidurį sukūrė. Na, matai, man labiau tas gaivumas, aš užaugusi Klaipėdai, tose miškuose, pajūrio, man visą laiką tas erdvės reikia ir vėjo, tai aš galvą keliu į viršų, o tu labiau gal domiesi tokiais labiau subtiliais, neišuostytais, neištyrinėtais dalykais. Tai taip ir gavosi, bet bendradarbiavimas labai gerai. Į vieną tašką suvedė tokius du skirtingus. Aš atsimenu tą mūsų. Tai gal šitą įdėk, tai gal ne. Tai buvo tikrai smagu. Prisiminus, kiek variantų padarėm. Nebeprisiminsiu to tikslaus skaičiaus, bet buvo 14, tai tikrai. Ar 20 keli, galbūt netgi, jeigu jau nepainiojus su miško maudynės ar sengirė. Taip, ir todėl vat, galiausiai išėjo net 4 kvapai. Ir tą pajūrio kopų ir net tą pajūrio miškų. Kopą čia buvo mano jau toks noras įprasminti savo visas keliones per kopas, per visą vaikystę, jaunystę. Ir tos saulėtos miško pievelės, tai Anykščių Šilelio kvapas, ar ne? Na ir tos jau tų visų natų persipinimas, tai sengirė. Sengirė, mistika jau kažkas tai fantastinė. Tai vat, pakalbėkime apie tą sengirės kvapą ir apskritai sengirę. Kas yra ta sengirė? Tai moksliškai sengirė vadinamas toks miškas, kuriame natūraliai užaugo ir nuvirto 2 kartos medžių, ar ne? Tai yra maždaug 300-400 metų. O kokios jums asociacijos kyla išgirdu žodį sengirė? Ir koks joje kvapas? Mes po to su Ina pasakysim, kokios mums buvo asociacijos ir kaip mes vat kūrėm. Bet vat man įdomu būtų tavo išgirsti, ar ne, kaip mokslininkės. Ir Rimantės, kaip Sengirės fondo atstovės, kuri labai dažnai sengirėse būna, ar ne, vat, kas tau sengirė? Tai, nežinau, man pirmiausia turbūt noris taip tos puvėsius vis dėlto akcentuoti ir pritarti Milai, kad to puvėsio turi būti daug. Turėtų būti daug negyvos medienos, tokių sengirė. Dabar tik tai nežinau, kažkas man atrodo viename iš mūsų žygių taip sakė, kad miškas, per kurį yra nepatogu eiti, jau jis yra kelyje link sengirės statuso. Dar nėra sengirė, bet ilgainiui jie taps. Tai toks vat šlapės, daug gyvastingos tos medienos, kurią po truputėlį ardo įvairūs mikroskopiniai ir makroskopiniai grybai, bakterijos. Ir tas toks žemės, drėgmės prisigėręs kvapas, daug samanų. Tai vat, toks iš tiesų vat, labai gerai irgi pastebėta, kad palei žemę, ar ne? Taip lyg ir nežiūri į viršų kažkodėl. Tai visas tas dėmesys tam, kas yra po tavo kojomis, į ką rečiau pasižiūri. Labai pritarčiau Radvilei, nes iš tikrųjų turbūt tie miškai senieji, jie tuo ir pasižymi, bent jau su fondu, ką mes taip stengiamės išsaugoti, tai iš tikrųjų juose nemažai yra tos lapijos, tos negyvos gyvastingos medienos, tai išgriuvusių medžių, virtėlių visokiausių, tai iš tikrųjų taip turbūt, kadangi tai yra išskirtinė, tai ir traukia mūsų akis. Galbūt mes tai labai ir kreipiam dėmesį į tuos kažkokias drėgnesnės vietas, tos kažkokias įdomesnės, nes iš tikrųjų sengirė kuo išsiskiria, tai kiekviena keistesnė vieta yra kažkam buveinė, ar ne? Tai vat, tas išskirtinumas turbūt ir traukia, ar ne? Mažiau galvojam apie tą erdvę, apie tas viršutinės natas, nes tos drėgmės yra, tos tamsos, tai man irgi turbūt
ta tokia net tarp pirštų, kartais net jau byranti ta mediena ar samanos, tai buvo labai įdomu išgirsti, nes fonde mes labai daug kalbame, galvojame iš tos biologinės įvairovės pusės, iš tos gamtinės pusės ir savo veikloje mes net dažnai pamirštam tą žmogaus vaidmenį, kaip tik stengiamės, kaip tik nuo jo tarsi atsiriboti, ar ne? Tai buvo labai įdomu šitame projekte suprasti, kaip jūs tą dekonstravot kvapą, kuris žmogui primintų, ar ne, tą seną mišką. Ir kiek jame yra tų tikrų elementų iš seno miško, kas buvo jau įdėta, kad tiesiog tai būtų žmogui priminimas, ar ne? O aš atsimenu, kai mes su Ina kalbėjom, kas mums Sengirė, nes ir aš, ir Ina mes į Belovežo girią esam važiavusios. Ir aš pamenu, kad tu sakei, kad labai nustebai, nuvažiavusi į Belovežą, tikėjaisi to trūnėsio kvapo, bet gavai kosmoso kvapą. Tai galėtum papasakoti apie tą kosmosą? Aš tikrai laukiau, kad tai bus tokia kaip iš Čiurlionio paveikslų tamsus miškas, pilnas paslapties, sutrūnijusių kažkokių tai medžių, ten reikės lipti per juos, klimti tas pelkes, bet mane nustebino be galo aukšti medžiai, tyla. Visiškai, nes lapija visiškai izoliavo vėją. Jie tiek yra aukšti ir tiek yra viršutinis sluoksnis sustabdo viską, kad tu eini ir atrodo gali girdėti toliausiai esantį kažkokią ar tai žmogų, ar tai gyvūną. Ir ta ramuma mane nustebino ir erdvė. Belovežo girioj tikrai buvo erdvės daug. Ir aš nepajutau to suspausto, daug privirtusio kažkokio tai įspūdžio. Man buvo šokas ta prasme, kad tai, ko nesitikėjai. Tu buvo Sengirė, visiškai ne Sengirė. Tai buvo grožis. Sulūžo mano stereotipai, kaip aš tą Sengirę. Mačiau Sengirę taip, kaip jūs prieš tai kalbėjote, bet visai ne ta, kaip ir Sekvojų miškai visiškai netokie, kaip tau atrodytų turėtų būti. Tai man saulė. Kaip nekeista. Ir gana reti medžiai. Nežinau, kodėl taip. Gal čia labiau iš tos mokslinės pusės pasakysit, kodėl tokie mažiukai medukai neišgyvena. Bet galingai atrodė. Visai ne taip, negu eilinis miškas. Ir kaip tada tą kosmoso kvapą išgauti iš ko? Na, kaip sakoma, kad sunkiausia tai arklį nupiešti, nes visi žino, kaip jis atrodo. Ir jeigu ką ne taip, tai iškart pasakys savo vaiduoklio, kurio niekas nematė, galim piešti kaip nori. Tai turbūt taip ir gimė iš tavo visų fantazijų, iš įsivaizdavimų, tai kas turėtų būti, tai kas galėtų būti. Ir kažkokia simbiozė tarp tų visų tavo fantazijų ir tai, kas realybėj buvo suausta į vieną. Man atrodo, kad Sengirėj telpa viskas. Na, man visą laiką įdomu būdavo ir su tavim dirbant kartu labai smalsu būdavo. Na, aš pasakydavau kažkokią, kokio aš norėčiau kvapo, ką aš įsivaizduoju, kokie, tas miško kvapas, iš ko turėtų būti sudarytas, ar ne, bet kaip tu išgaudavai tuos kvapus. Iš kokių eterinių aliejų, iš kokių medžiagų galima išgauti būtent gamtos tą konkretų kvapą. Ir mes turime kvapų namuose labai didelę kolekciją įvairių natūralių ir eterinių aliejų, ir absoliutų, ekstraktų, bet kai Mila ką nors pasako, aš taip, o Dievas, susiimu už galvos, kaip čia dabar reikėtų. Aš įsivaizduoju vienaip, jį kitaip, žinau, atneša rezultatą ir, jau kažkas tai. Matai, augaluose
Ir vienam, ir antram, ir trečiam gali atsikartoti tie patys motyvai ir netgi atrodytų visiškai ne mūsų kraštų ir augalas, galbūt tai netgi neaugantis miške, gali turėti kažkokią tai kvapo giją, kuri atitinka, tarkim, pūvančio kažkokio tai organizmo medienos sutrešusios kažkokį tai kvapo niuansą ir tau jisai tinka, nes neįmanoma atkartoti iš tų pačių medžiagų. Ta pati, ką tu turi, tu neįdėsi samanos į buteliuką ir nepadarysi iš jo kažkokios kvapiosios esencijos, va tiesioginė ta žodžio prasme, kad ir kvepėtų taip pat. Visą laiką reikia burti, lašinti ir stengtis atmintyje atkartoti tą variantą, kuris tau yra įstrigęs galvoj. Taip ir pati žinai, kiek mes uostė visi ir mūsų giminės artimieji, kolegos ir kas tik tai pakiši buteliuką, sakyk teisybę. Taip. Ką primena? Ką primena? Oi, čia kažkas tai pūvančio, sakau, labai gerai, labai puiku. Nes būdavo taip, kad netgi prašydavau neklausti, tiesiog pasakyk savo nuomonę, ką tau primena. Ir nešiodavau aš savo kolegiam, čia darbę pasitaikydavau, koridorių pagauti. Ir sakydavo, išmoko jau dalintis. Labai džiaugsminga būdavo tokia akimirka, kai pataikydavo atsakyti, čia kaip per egzaminą. Taip. Tai tos medžiagos labai, jos gali sukurti tau būtent tą kvapą, kurio reikia, net nebūdamas tom. O tai kaip su ta samana? Kaip čia yra, jinai kvepia ar nekvepia? Kvepia ir kvepia įvairiai, bet samana gali kvepėti ir saldžiom gėlėm. Kiek aš grybaudama išuostau ir grybus ir samanas, tai man, jeigu pakištum žmogų ir nesakytum, kad tai samana ir jos kvapą niekas taip neapibūdintų, turbūt, nebent tokia kompleksinė kažkokia tai. Tai tikriausiai prisijungia dar visi mikroorganizmai, kurie toje drėgmėje, nes samanosgi labai daug savai sugeria, to vandens daug visko, ten tokie mikropasauliai susikuria. Ir apskritai taip labai irgi gražiai pasakojat, kad tai yra kaip ir magija, ar ne, tas to mišinio sukūrimas, nes tu gamta irgi tokia jinai iš tiesų netvarkinga, atrodo mums chaotiška, bet viskas taip tobulai dera. Ir taip į tam vieną buteliuką reikia supilti, sumaišyti, kad atkartoti tą visą. Taip, ir paskui pradedi sirgti už savo variantą, ir tau atrodo tavo jau čia nuneši Milai. Taip, bet va šitas geriau. Oi, kodėl? Nes Mila mato tokį sengirės kvapą. Va. Tai jai įstrigė kažkur tai vaikščiant, man įstrigė kitas. Ir net nežinau, kaip mes išsirinkom, tam buvo kovos ir sakiau. Nekovojom kažkaip visai gal ir draugiškai. Aš tik tai galvoju, dabar man kilo tokia mintis, kad tas sengirės kvapas, ar ne, yra biologinės įvairovės kvapas. Ar ne, tų visų organizmų, mikroorganizmų visuma. Ir kuo jų daugiau, tuo ta kvapo amplitudė, ar ne? Nes sengirės mišinio daugiausiai yra ingredientų, ar ne? Taip. Iš labai daug reikėjo. Net ir dūmo kvapo šiek tiek yra. Dėl kurio aš labai kovojau. Netgi Milai skambinau tą pačią akimirką, kai man pasakė, kad viena iš kolegių, bet tai čia žmogaus jau, kokia čia sengirė, čia žmogaus ugnis. O aš tai ne, tai kai natūraliai žaibas trenkia, degdavo miškai, čia pirmykščiai miškai, tai va, sakau, čia kaip tik tai tas ir jis lieka styrot sengirį, niekas jo nepašalina, jisai toks ir yra. Pati uošiau tokį žaibo trenktą kamieną, tai man kažkas tai tokio. O lietuviai, ne tik lietuviai, tai
pirtelės kvapas jiems. Bet tai kas toj pirtelė? Išsiskiria ten tie sakai iš tų rąstų ir vėl mes grįžtam prie to pačio. Viskas yra kilę iš tų pirminių augalų. Tai man buvo toks. To degusio medžio aš labai norėjau. Taip ir liko. Sengirės kvapas yra ne tik biologinės įvairovės, bet ir istorijų kvapas, ar ne? Kiek ten visų, kiek įvykių, kiek visko vyksta, ar ne? Žaibas trenkia, kažkas kažkur nutiko, tiesiog, na, kai sengirė yra gyvybės lopšys, visko, na, ten daug, tai daug ir vyksta, ar ne? Tai istorijos buteliuke. Tikiuosi, kad žmonės mato kiekvieną savo sengirę, nes labai platus toks interpretacijų laukas. Atsiskleidžia uostant tokius kompleksinius kvapus. Manau, kiekvienas randa ką. Sulaukiau klausimų iš miško maudynių dalyvių ir iš Instagramo sekėjų, ar nekursime, tarkime, skirtingų metų laikų miško kvapo. Pavasarinis miškas. Rudeninis miškas, tarkim, aišku, ar ne? Lapai, grybiena, vasaros miškas, ten žydėjimai, žolės, o žiemos miško kvapas koks būtų? Sniego kvapas. Čia tau, Ina, kaip kūrybininkai. Kaip kūrybininkai. Savo Taip. tą kvapo įsivaizdavimą. Šiaip gal įdomu būtų Gal ir įdomu. pagal metų laikus. Ledo tirpsmo. Taip, nueinančio sniego kvapas. Taip. Arba tas kvapas, kur dar yra sniego, bet jau properša ir saulė pašviečia ir ta šiluma ir to nueinančio sniego kvapas. Visą laiką tas pavasario pranašas, kaip tokį sukurt. Būtų geras, gaivus labai turėtų būti. Intriga. Pasakote ir jau pradeda galvoj suktis, kažko čia galima būtų. Ir tada kokie mūsų planai, ar mes toliau kuriam, na, turim 4 kvapus, ar ne, eterinių aliejų mišinius Lietuvos miškų, o kokie tolesni planai, manęs irgi klausia žmonės. Tai mes tarsi kalbėjom apie pievų kvapą, lietuviškų pievų kvapą, ar ne? Taip, lietuviškos pievos. Labai įdomu. Taip pat platus laukas interpretacijai. Kiekviena pieva gali būti skirtinga, bet dar galvoju gal kokį ežero. Pelkės, raisto kvapas. Čia jau Gailius irgi. Gailiai. Na jau aš matau, Mila, jau pelkės nepaleisi. Pabaigai norėčiau, kad mes gal kiekviena pasidalintumėm, kas mus pačias įkvepia miške ir ką galbūt norėtumėm pakviesti ir kitus daryti miške, ar ne? Tai aš kviečiu, na, kaip miško maudynių gidė, tyrinėti mišką smalsiai per pojūčius. Per kvapą, žinoma, na, patyrinėti, iš ko sudarytas tas bendras miško kvapas ir kaskart, na, išsiugdžius įprotį eiti į mišką reguliariai, kaskart patikrinti, o kaip ta vieta, kaip tas kvapas tos vietos pasikeitė. Bet ne tik kvapas, taip pat ir garsovaizdis, ar ne, va šitos miško vietos, šios akimirkos, koks yra garsovaizdis. Kas sudaro, ar ne, kokie garsai sudaro. Taip pat patyrinėti per lytėjimą ir skonis, aišku, stengiantis ragauti tik tą ką pažįsti. Vaizdai, ar ne, spalvos kokios, na, tiesiog sulėtėti ir sąmoningai patyrinėti. Na, tokį atverti tą 3D vaizdą miško, ne vien kaip foną matyti. Ko jūs norėtumėt palinkėti ir pakviesti? Aš iš tiesų galvoju, kad botanikai turi tokią gerą įprotį labai miške neskubėti. Kai tai norėčiau pakviesti visus, kai išeinant pasivaikščioti, neskubėti, prabėgti to savo įprasto maršruto.
sustoti dažniau, pasižiūrėti, kas šalia to keliuko auga, kurio eini kiekvieną rytą. Ir kaip keičiasi tie augalai pavasarį, vasarą, rudenį. Nusiskinti kartais kažkokį nepažįstamą lapą, sutrinti tarp pirštų, pauostyti ir, na, galbūt nustebti tuo, koks irgi ten pasaulis atsiveria dar kitoks. Aš tai norėčiau gal pakviesti miške pamiršti save šiek tiek. Mes dažnai būnam labai triukšmingi, tokie greiti, energingi, skleidžiantis daug garsų, įsijausti daugiau, tiesiog pabūti, įsižiūrėti, pažinti ir apsidairyti tą įvairovę, nes iš tikrųjų net ir kasdien aplinkui mūsų esančioje gamtoje galim pastebėti, kad yra galbūt jau senai koks augantis senas medis ir įsivaizduoti, o tai jeigu jo nėra, jis tikrai mena ir pakankamai daug tos istorijos iš tikrųjų, tai man atrodo tiesiog atkreipti dėmesį ir pabūti šiek tiek tyliau, negu esame įpratę. Klausiausi jūsų ir galvoju, jūs trys pakvietėte į mišką, o aš norėčiau supaprastinti, žinau, laiko žmonės neturi dabar labai daug ir kad ir kaip norėtų, būna akimirko, kai norisi atsidurti miške, bet jeigu negali, tu gali šitą realizuoti norą tiesiog paimdamas buteliuką, kuriame yra uždarytas tas kvapas. Ir jeigu jūsų kvietimas yra nuvykti į mišką, mano kvietimas gal tam miškui atvykti pas jūs šito paprastesniu būdu ir yra sutalpinta viskas. Ir bet kurioje vietoje, ar tu darbe, ar tu automobilį, ar prieš užmigdamas tu gali įkvėpti to miško, nusikelti savo fantazijom. Ir tokie stebuklai buteliukuose uždaryti. Man atrodo, čia vienas kitą gali pakeisti esant poreikiui. Nebijoti uostyti, nebijoti bandyti. Tai linkiu žmonėms nebandžiusiems ar seniai bebūsiems miške nuvykti, o kas nori prisiminti tuos kvapus, pamėginti įkišti nosį į buteliuką su natūraliais kvapais. Visą laiką už tai.